Jozuės knyga, 17 skyrius. Manaso giminė taip pat gavo paveldėjimą, nes jis buvo Juozapo pirmagimis. Manaso pirmagimiui Machyrui, Gileado tėvui, teko Gileadas bei Bašanas, mat jis buvo karys. Taip pat dalį gavo likusios Manaso sūnų atskiros šeimos – Abiezero, Heleko, Asrielio, Šechemo, Hefero ir Šemidos. Šitos buvo Juozapo sūnaus Manaso sūnų šeimos. Manaso sūnaus, Machyro sūnaus, Gileado sūnaus, Hefero sūnus, Celofhadas neturėjo sūnų, tik dukteris – Machla, Noja, Hogla, Milka ir Tirca. Jos atėjusios pas kunigą Elezarą, pas Nūno sūnų Jozuę ir giminių vyresniuosius, tarė: Viešpats įsakė Mozei duoti mums dalį tarp mūsų brolių. Tada jis, kaip Viešpats buvo nurodęs, davė ir joms dalį tarp jų tėvo brolių. Tuo būdu Manasui teko 10 dalių, neskaičiuojant Gileado ir Bašano žemių anapus Jordano, nes Manaso dukteris paveldėjo dalį tarp jo sūnų. Gileado šalį gavo kiti Manaso sūnūs. Manaso siena tęsiasi nuo Ašero iki Michmetato, esančio prie Sichemo. Toliau siena ėjo pietų link, pro En Tapuacho versmes. Manasui priklausė Tapuacho kraštas, tačiau pats Tapuacho miestas Manaso pasienyje priklausė Efraimui. Toliau siena nusileido į Kanos upelio slėnį. Į pietus nuo slėnio buvo miestų, kurie įėjo į Manaso miestų skaičių, tačiau priklausė Efraimui. Iš ten Manaso siena ėjo šiaurinę slėnio pusę ir pasiekė jūrą. Pietinė dalis priklausė Efraimui, o šiaurinė Manasui. Jų siena vakaruose buvo jūra. Su Ašeru jie susisiekė šiaurėje, o su Isacharu rytuose. Be to, Manasui dar priklausė Isachare ir Ašere, Bet Šeanas ir jo kaimai, Ibleamas ir jo kaimai, Doras ir jo kaimai, Endoras ir jo kaimai, Taanachas ir jo kaimai, taip pat Megidas ir jo kaimai. Tačiau Manasas neįstengė užimti šitų miestų. Kananiečiai toliau gyveno krašte. Kai izraelitai sustiprėjo, jie pavergė kananiečius, tačiau jų neišvarė. Juozapo palikuonis kalbėjo Jozuei: Kodėl davei mums paveldėti tik vieną dalį žemės? Juk mes esame gausi tauta. Viešpats mus laimina. Jozuė jiems atsakė: Jei esate gausi tauta ir jei Efraimo kalnynas jums yra per ankštas, tai eikite į mišką ir ten įsikurkite Perizų ir Milžinų sūnų krašte. Juozapo palikuonis tarė: Kalnyno mums neužtenka, o kananiečiai, kurie gyvena lygumose, turi geležinių kovos vežimų. Jų turi ir tie, kurie gyvena Bet Šeono kaimuose ir miestuose bei Jezreelio lygumose. Tada Jozuė kalbėjo Juozapo giminėms, Efraimui ir Manasui: Esate gausi ir tvirta tauta. Jums neužtenka vienos dalies. Jums teks kalnynas, nors jis yra apaugęs mišku. Iškirskite jį ir gyvenkite ten. Jūs nugalėsite kananiečius, nors jie turi geležinių kovos vežimų
ir yra stipri tauta.